gal žmonės dažniau ateina pasidaryti naujos visiškai tatuiruotės, ar ateina ir sako, žiūrėkit, kaip aš galiu šitą ištaisyti, ką čia bandžiau pasilipdyti prieš kokius metus ar du. Realiai paskutiniu metu tai man gal daugiau netgi pasitaikė, kur taisyti arba pratest, arba perdaryti senus darbus, žinai. O sunkiau dirbti su tais, kuriuos reikia pritempinėti? Dažniausiai tai, Žymiai. nes iš esmės tu turi pritaikyti naują darbą prie seno darbo, tai ir tą pačią stilistiką, žinai, pritaikyti, sakykime, negi ta pati stilistika gali būti skirtingo meistro atlikta visiškai atrodyti kitaip negu tavo, tarkim, jeigu yra tai cover-upas ar dar kažkas, tai yra žymiai sunkesnis darbas, nes tu turi uždengti seną tatuiruotę naujų kažkokių dalykų ir tai dažniausiai turi būti kažkoks tamsesnis darbas. O lazeriu naikinti siūlot kartais, jeigu būna, pavyzdžiui, prieš darant coverį, naikinti kažką tatuiruotę? Siūlom, iš tikrųjų siūlom, nes yra tokių variantų, kur tiesiog nieko nebegalim padaryti, apart užspalvinti juodai.